tualetas nėra ta vieta, kurią reikėtų akcentuoti. Tai vis dėlto ne karaliaus sostas, kurį reikia akcentuoti. Kodėl neįmontavot šitos? Į sieną? Todėl, kad čia mūrinė siena. O į kokias sienas galima montuoti? Į gipsinės, o čia mūras, čia kieta tvirta siena. O ant ko geriau klijuoti plytelę? Ar ant gipso, ar ant nutinkuotos sienos? Jokio skirtumo. Biškutį kitokie klijai gipsiniam sienom, nes turi būti elastiniai, o šiaip pats procesas, tai viskas tas pats. Gintautas klientam rekomenduoja mus, mes turime sinergiją su juo, mes padarom projektuką, palengvinam Gintauto darbuotojams darbą, žino, kaip ką klijuoti, kaip ką daryti, kur ką išvesti, mato vizualizaciją, tai nesuka savo galvos, o Gintautui lengviau patikrinti, ar viską teisingai daro. Aš drąsiai rekomenduoju Gitą, nes žinau, kad tikrai bus atsižvelgta į klientų norus ir vizualizacijos bus su matmenim ir taip toliau. Padedam žmogui ir glaistus parinkti. O kodėl pasirinko taip nuleidimą? Kiek man klausimų kyla? Va todėl reikia, kad atvažiuotų specialistai, kurie grožio specialistai, o ne vien tik tai. Nes iš tikrųjų šitam projekte kai ką ir apšvietimą pakeiščiau. Ir iš tikrųjų dušo nuleidimą daryčiau, priveščiau plytelę, kaip yra dabar tie, latakai. Čia mintis šita buvo, todėl kad tas latakas, jisai yra daug brangesnis, tai čia tiesiog... Ekonominė. Taip. Man labai smagu su Gintautu dirbti ir iš tikrųjų rekomenduoti žmonėm. Nes atėjęs klientas pirkti plytelių, jisai klausia, galbūt mes žinome, kas daro vidaus apdailą, nes iš tikrųjų rasti gerą meistrą, kuris nesugadins plytelių, kuris neapkaltins, kad jo negraštas, kaip ten vadinasi, plytelės prienu. Taip, krona yra atbukusi ir reiškia, plytelėje skylė, kai gręžė, tai padarė kažkokius tai nutrupėjimus, o iš tikrųjų tai buvo blogi įrankiai, tiesiog laiku nesužiūrėti ir yra defektas, ne plytelės. Kai rašom sąmatą darbų, dažnai žmonės klausia, kodėl čia tas skylės išgręžimas kainuoja tiek ir tiek ten tų pinigų ir taip toliau. Bet norint, kad jums gražiai išgręžtų, įrankis turi būti geras, turi būti neatbukęs, neatšypęs ir nesusidėvėjęs. Tai tam dalykui reikalingi tiesiog pinigai ir investicijos ir tai automatiškai sukelia kainą. Tai va, aš Gintautą galiu rekomenduoti, kad nereikės grįžti klientai pas mane į parduotuvę ir sakyti, kad plytelė nekokybiška, nors matosi akivaizdžiai, kad buvo pjauta su nekokybiškais įrankiais ir plytelė sutrupėjo ne dėl to, kad jinai šiaip gulėdama trupa, o dėl to, kad buvo mechaniniai veiksniai, kurie tiesiog nuskėlė glazūrą. Ačiū tau labai. Suklijavo visą vonę, 2 plytelės nutrupėjo. Ir matosi, kad pjauta plytelė ir nutrupėjo, glazūra. Ir aiškina meistras, kad tai yra brokas. Taip, kad tai yra brokas, nors mes akivaizdžiai matom, kad pjauta. Tai kaip tu gali, mes aišku nusintėm pretenziją, mes kompensuosim, nes tai tik 2 plytelės, bet iš tikrųjų neturėtų tai būti, turėtų meistrai prisimti atsakomybę ir turėtų sužiūrėti savo darbuotojus, kad laiku būtų tos, kaip ten, kronos pakeistos. Ar kaip ten? Karūnos. Jeigu paviškai žinosiu, kaip kas vadinasi. Aš Gintautą grožio, tu mane veškis pa žmonės, aš patarsiu, va ir dabar tik. O glaistas jau parengtas? Ne, neparengtas. Tai rinksim kartu? Taip. Taip, kaip puiku.